Raišytina batika, šiek tiek improvizacijos darysim ne tik raišiodami, bet ir tapydami, dažai pagaminti iš arbatos ir geležies sulfato. Medžiaga jau namie iškandėjau, kadangi mokykloje nenorėjau, tiesiog per sudėtinga vaikams duoti kandyti medžiagą vario sulfato, geležies sulfato, aš tą paruošiau namie. O vaikų užduotis bus suraišioti. Japonai vadina šibori techniką, ar ne? Mes lietuviai sakom raišytina batika, suraišioti raštus ir iš tų raštų mėginsime sudėlioti kažkokią kompoziciją, kuri galbūt bus tarsi gyvybės medis, tarsi kažkokia mandala lietuviška, tarsi baltų raštai ir padaryti 2 didelius audeklus. Juoda arbata ir geležis, tai yra žemės ūkyje naudojama geležies sulfatas. Galima, aišku, tarkim, pavyzdžiai, čia iš vis daryta su surūdijusiais, bet tiesiog aš nusprendžiau naudoti geležies sulfatą, yra truputėlį paprasčiau. Kur šiek tiek nutolstame nuo raišytinos batikos, bet susiejame žinias, kaip Afrikos tautos dažydavo irgi su purvu tekstilę. Tai buvo tarsi ritualiniai marškiniai. Ir susijant visas žinias, pamėginsim paimprovizuoti mes.